Esame prie Mikalojaus Konstantino Čiurlionio namų Vilniuje. Čia gyveno pats genijus. Na, o susirinkusieji išgirsime Mikalojaus Konstantino Čiurlionio pro vaikaičio koncertą paskaitą Čiurlionis prieš ir po. Bus tikrai įdomu. Jano LT koncertų salė. Skambina nuostabusis, žavusis Lukas Geniušas. Tai vienintelis lietuvis nugalėjęs vienam pačių ryškiausių, pačių prestižiškiausių pasaulinių konkursų Frederiko Šopeno konkurse. Lietuvos publikai Lukas pristatys dar niekur neskambėjusią programą. Labai originalią, labai įdomią programą vėlyvojo sovietmečio postmodernas. O dabar, gerbėmieji, jūsų klausimai.